Šiuolaikinėje skaitmeninėje aplinkoje labai svarbu valdyti tapatybę internete. Išmokite susikurti kelias tapatybės, vieną darbui, kitą asmeniniams ryšiams. Svarbiausia, kad profesinis ar akademinis gyvenimas būtų atskirtas nuo mano socialinių ryšių. 2 veiksnių autentifikavimas. Absoliučiai būtina. Tai pirmoji gynybos nuo neteisėtos prieigos linija. Taip pat būkite budrūs dėl to, kaip tvarkomi jūsų duomenys. Pagal BDAR organizacijos privalo iki minimumo sumažinti duomenų saugojimą. Jei įtarėte, kad jūsų teisės pažeidžiamos, galite apie tai pranešti ES duomenų apsaugos pareigūnui. Jei įsilaužta į jūsų socialinę žiniasklaidos paskyrą, veikite greitai, praneškite apie pažeidimą, pakeiskite slaptažodžius ir patikrinkite, ar visose paskyrose nėra pažeidžiamų vietų. Kad programėlės nekauptų duomenų, išjunkite geolokaciją ir dirbtinio intelekto sekimą, kai jums jų nereikia. Netgi paprasta asmenukė gali nutekinti vertingą informaciją, pavyzdžiui, apie jūsų buvimo vietą ir asmeninius pomėgius. Reguliariai peržiūrėkite, ką bendrinate internete ir būkite informuoti apie duomenų naudojimą. Gerai apsaugota skaitmeninė tapatybė ne tik apsaugo jūsų reputaciją, bet ir suteikia jums daugiau galimybių šiame duomenų valdomame pasaulyje.